Wow. テイクアウトお好み焼き、Kiauliena su kiaušinių ryžiais. Miso power. Pas Dovilę lygiai tas pats. This river, giant salamander ribs. Ah, okay. Can you go back? No problem. Back? No problem, Okay. no problem. 水着を貸しましょうか。Shall I lend you a swimsuit? No, it's okay. Okay. ありがとうございます。 Campsite. Okay. Inside the water? Inside the water. To go ahead. Okay. Čia atrodė kaip jisai, ne? Oh. Here. This is the salamander. In Japan, it is prohibited to touch. Ah, yeah. Here. Beautiful. Exactly like rock, like wet Yeah. rock. Yeah. But this is so made us look for easy. That is hard. Yeah. Yes. That one's really hard. Yeah. Thank you so much for experience. I don't know. Let's live here alone. Rest, baby. Nu, pažiūrim. Neįsivaizduoju, kaip čia gali kas nors dirbti.
O Dieve, kaip čia jaukiai. Konnichiwa. Two person, okay? Arigato gozaimasu. O Dieve, aš jau žinau klausau. O, super! さっき歩いてなかったですかSakurajima, Hokkaido. 北海道まで Kagoshima, Hokkaido. 歩きですかずっと Lituania. リトアニア Aha. おーそうそうそう Arigato gozaimasu. おい。ウォーキングですか Yeah, ずっと hiking, yeah. はいああそうですかまあなんでここが分かりました 5 months. 5 months. 5 months. あ Wow. Pas mus prasidėjo lietaus savaitė, arba bent jau kelias dienos lietaus. Ir tiesiog taip nesinori būti laukia, tai atsisėdom, radom toks čia kaip kultūros centras, turbūt vadinasi. Kultūros centras. Tai atėjom taip atsargiai paklausėm, gal galim čia pabūti iki uždarimo. Tai mums ne tik leido atsisėsti čia, priėmė čia į vidų, davė visą stalą, išsidėsim ant kilimo ir dar mums davė laukia kilimėlį, ant kurio galėsim naktį miegoti po stogeliu. Tai tiesiog ilsimės. Aš visą pasišiaušus nuo lietaus. Arigato gozaimasu. Visada, kai taip, pavyzdžiui, lyja lietus, tai labai daug vietų, kurios pagal žemėlapį net įrodo, kad yra atidarytos, mes ateinam ir jos būna uždarytos. Ir dabar einam tokiose apylinkėse, kur dažnai, visoje toje vietoje ir būna tik viena vieta iš viso, kuri turėtų būti atidaryta. Tai mes liekam tiesiog su savo užkandžiais, kuriuos turim kuprinėje. Tai vakar lygiai taip pat ėjom tų makaronų valgyti, kur rodėm ir negalėjom patikėti, kad gali pasisekti, nes ten taip eini tokiais šunkeliais, netgi neasfaltuotų keliu ir atrodo, tiesiog neįmanoma, kad dirbtų tokia vieta, bet kadangi esam labai alkani, tai visada einam patikrinti. Ir tiesiog atėjom ir jau laukia mūsų vyrukas toksai, tai mes paskalbėjom su juo, kad jisai yra keliavęs Italijoje, tikrai labai labai skaniai mums pagamino tos makaronus. Ir aš visada, kai tokiose vietose pabūnam, palieku Google atsiliepimą, tiesiog, kad man iš tikrųjų patiko, ką skanaus valgėm ir panašiai. Tai šiandien ryte pamačiau, kad jisai atrašė į mūsų Google atsiliepimą, kad jam vakar įkando erkė ir jisai važiavo greitkeliu į ligoninę pasitikrinti. Ir jisai pamatė mus einančius ir jam tiesiog kilo mintis, kad mes galimai einam pas jį į tą miško kavinę valgyti makaronų. Ir jis apsisuko ir grįžo į kavinę ir sakė, netrukus mes atėjom.
Ir kad jisai, nors aš jau mačiau pagal atsiliepimus, kad jisai jau 6 metus bent jau gamina tuos pačius 4 itališkos pastos receptus. Jis parašė, kad mes buvom pirmieji jo užsieniečiai lankytojai. Tai ir mes labai skaniai pavalgėm ir buvo labai smagu išgirsti. Ir jisai tam atsiliepimui parašė, kad labai mus palaiko ir sirgs už mus, kad mes pasiektume Hokkaido. Šiandien kažkaip jau taip užtikrintai pajaučiau jausmą, kad pagaliau, taip kiek mes einam mėnesį, turbūt ir kokią savaitę, tai pagaliau pajaučiau tokį malonumą, tokį, kad einu, viskas nieks nebegąsdina, jau kažkaip pavyko susigyventi ir su purvu, ir su gamta, ir išeit iš tos miesto civilizacijos ir kūnas atrodo, kad priprato eiti. Tai vakar net taip atsargiai prieš miegą, dar vakarė sėdėjom ir tarpusavy pasikalbėjom, kad atrodo, kaip ir esam pavargę po visos dienos, bet taip susižvelgiam, sakom, jau laukiu, kol rytoj eisim. Tai ir šiandien einu, ir ryte atsigels kažkaip norėjos kuo greičiau išeiti ir dabar einam, taip tiesiog gera, nežinau, mėgaujos. Ir su lietum, bet susigyvenom, kas atrodė tiesiog neįmanoma. Šiandien lyja, bet va, turim tą skėtį, kai stipriau lyja, užsidedam. Bet šiaip nežinau, ir gal tas prisidėjo, kad į tokią tikresnę gamtą išėjom jau. Nuolat einam palei upę, matom krioklius. Tai nežinau, viskas gerai. Viskas labai 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 gerai. Einam tiesiog. Pradėjau mėgautis labai stipriai. Realiai tai visiškai garsinai mano ryte mintis. Jo? Jo, nes tą patį galvojau, kad kažkaip labai sunku buvo iš pradžio išeiti iš tos civilizacijos. Ką, aišku, noris lyginti su Amerika, pavyzdžiui, Amerikos kelionė, tai labai paprasta kažkaip buvo. Ten trumpiau užtruko, ten 1-2 savaitę praėjo ir kažkaip pripratau prie to purvo, prie visko. O čia kažkaip, nežinau, labai sunku buvo prisiversti ir toj palapinėj miegoti. Ir tas ėjimas, gal tas vėl kelias, kad per greitkelius pradėjome eiti labai greitai. Ir šiandien atsikėliau ir galvoju, blemba, žiauriai man vėl pradeda patikti būti benami šituo. Toks... Man atrodo, žinai, gal Amerikoje mus taip kritiškai įmetė į tokį, tipo, esi kažkur kalno vidury ir tiesiog dabar išgyvenk kaip nori. O čia mes turėjom patys taip susikurti tą, atsisakyti civilizacijos ir pasirinkti kažkaip Jo, teisingai, nes mes turim patys pasirinkimą visą laiką, mes galim visą laiką rinktis viešbutį, kažkokį tai patogesnį būdą. Vis tiek esi pasiekiamas, pavyzdžiui, kažkur tai, žodžiu. Jo, negalim visą laiką, nes tiesiog tada nebeturėsim ką valgyti, bet jo, nebuvo tokio emergency įmetimo tiesiog į išgyvenimą. Tai va dabar kažkaip labai smagu. Ir va dabar tas kelias dienas praleidom toliau nuo parduotuvės. Šiandien už kelių kilometrų pasieksim vėl tą 7-Eleven. Ir jau taip vėl smagu svajoti, ką valgysiu. Tik labai įdomus dalykas, dar žmogus, žinai, ką pakomentavo, klausė. Ar ten žinutė siuntė, kad labai džiaugiuosi, kad pietuose jūs, ten turbūt Japonijoje gyvenantis lietuvis, nes parašė, labai džiaugiuosi, kad jūs taip draugiškai priima žmonės pietuose. Labai tikiuosi, kad tolstant į šiaurę, kad tai nepasikeis. Tai man šitas irgi labai dabar įdomu pasidarė. Gal mes iš tikrųjų dar labiau atitrūkę nuo civilizacijos, dėl to mums taip visi padeda ir taip gražiai su mumis bendrauja. Bus labai įdomu pastebėti keliaujant toliau. Žmonės po kol kas dar tik tais man kiušų didžiausią įspūdį paliko. Jo, bet skirtumas tas esminis, kaip aš suprantu, kad iš Kiušų salos apskritai juda visi į didžiuosius miestus ir jos vis labiau tampa nebegyvenamos. Dėl to žmonėms sutikti turistus ar čia svečius tik smagiau, žinai, nuo to. Ir aš kaip suprantu, kad mes kuo kelisim toliau, tuo ten daugiau apskritai bus turizmas populiaresnis ir tuo mažiau kažkas mums norės, nežinau, bendrauti ir padėti. Bet, nežinau, kadangi mes patys bandome eiti kontaktą, čia nėra, kad visi pas mus ateina ir tiesiog sako, miegokit pas mus, mes mesgam kontaktą. Tai aš žiūrėjau, kad viskas bus labai smagu ir labai gerai, tik įdomiau toliau. Ai, prisiminiau, mes nepasakojom.
Mesgi buvom Fukuokoj, mieste tam dideliam, ir išėjom į futrakus valgyti. Nu, ten toks specifinis yra, žodžiu, tos vietos turistinis dalykas. Tokie restoranai išsikelia į lauką ir tokie, aš pavadinau futrakais, bet ten tiesiog restoranai laukia. Ir sėdi prie tokių ilgų bendrų stalų. Ir prie mūsų sėdėjo senukas, jam gal kiek, 80 keli metai. Ir jisai nekalba angliškai nei kiek, mes ten iš vis ženklai susikalbėjom. Ir mes tais trim angliškai žodžiais, jis mus pakvietė į svečius. Jis gyvena Saporo, tai čia yra pačiam viršui, čia yra Hokkaido turbūt skaitosi. Taip. Nu, ta prasme, čia jau mūsų visiškai kelionės pabaiga. Tai jis mums ką pasakė, kad jo, paskui jau pravertėjo, kad jo dukra ir anūkė kalba angliškai ir jis mus kviečia į svečius. Tai mes užsižymėjom adresą, pas mus yra uždėta žvaigždutė. Ir čia mūsų toks jau dabar kol kas, kol neturim kitą tikslą, tai tikslas einame į svečius. Jo, turim numerį jo ir turim adresą. Jo. Tai sakėm, prižadėjom, kad atvyksim pas jį, o jisai prižadėjo priimti mus. Labai, Ir labai pats pasiūlė, tai labai gražu buvo. Apie Saporo žinau vienintelį faktą, kad ten yra pagrindinė alaus, nežinau, ar pagrindinė, Seniausia alaus darykla. seniausia galbūt. Žinau, Japonijoj. žodžiu, kad vokiečių alaus gamintojai mokino japonus gaminti tą alų ir vat būtent Saporo tą alų. Tai tik tiek. Bet manau, kad bus daug įdomesnių dalykėlių. Tai va, o dar žinai, ką supratau? Auga ryžiai visur. Tai mes matėm jų pasodinimą. Ir tada su mama susirašinėjau ir mama klausė, ar mes pamatysim, kai jie užaugs. Tai aš sakiau, kad jinai pasidomėtų, tai jinai man kaip ir pasakė, kad mes matysim. Tai aš dabar jį nustebiu. Ir atrodo, kad mes gal eisim per tos ryžių laukus ir palaipsniui, žinai, kartu su mūsų kelionė. Aš žinai, ką pastebėjau. Matysim raugančius ryžius. Ir nepasakiau tau, kad dabar jau čia žuvytas pradėjo plaukėti. Ir Rimtai? anksčiau nebuvo jau, nes buvo dar tik užpiltyje. Aha. Ir dabar jau žuvytas taip neršia. Čia, aišku, dabar nesimatys turbūt. Bet, Geras. Nu tai va, dabar tokie įspūdžiai, viskas labai labai gerai. Keliaujam link vaistinės. Tai vaistinė kažkur už 12 km ir ieškosim Doviliai įtvaro. Jo, bet man šiandien daug geriau, dėl to gal ta ir nuotaika tokia pakili, nes kiek aš jau čia 2 savaitės gal kankinuosi ir šiandien pirma pagerėjimo diena, kai aš iš tikrųjų galiu normaliai eiti, tai tiesiog man toks yra tiesiog palengvėjimas. Dar vis tokia net neleidžiu net su viena, kadangi čia skėti reikia nešti, tai su viena lasdelė einu, neleidžiu tuščiom eiti. Kažkas klausia, kam yra lazdos, tai lazdos nuima bent apie 25% krūvio, perduoda viršutiniai kūno daliai. Tai dar taip einu, bet tiesiog tokią pamoką išmokau, kad kai sveikata gera, tiesiog visas gyvenimas gali būti šviesesnis. Turi 1000 problemų, iki kol turi tik vieną. Sveikatą. Jo. Konnichiwa. Konnichiwa. Izakaya? Izakaya. Hai. Okay? Yes. Yes? Okay. Okay. Arigatou gozaimasu. Dar iki prieinant 7-Eleven nusprendėm sustoti vietinę, žiūrėkit kokią. Čia šiaip labai daug tų šeimos restoranų viską laukia augina ir tiesiog nešas restoraną ir iš to gamina maistą. Arigatou gozaimasu. Konnichiwa. Konnichiwa. Dienos pietus. Kaip nerealu. Atsargiai. Arigatou gozaimasu. Čia mes tiesiog sukėlėm disbalansą viso šitoje ramybėje. Tai už 4,50, nu realiai beveik 5 eurus gausim dabar po rinkinį visą pietų. Pasakysiu jam japoniškai, kad norim. Aš pasakysiu. Fried chicken set? Yeah? Chiu. Noriu japoniškai pasakyti. Gali gerti užsakyti. Japoniškai. Pepši. Pasižiūrėkit patys. Ta prasme, čia už 5 eurus. Ryžiai, vištiena, salotos, majonezas. Čia turbūt kažkokios marinuotos daržovės. Sashimi, tai žuvis, tunas, lašiša, soja, miso power. Arigatou gozaimasu.
Aš nežinau, kaip man reikės grįžti tikrą gyvenimą. Tu prasme, už 4-50 aš galiu tiesiog gauti. Čia yra mano rinkinys, ką aš pasirinkčiau, nežinau. Nu, per kalėdas norėčiau tokį rinkinį valgyti be vištienos. Nežinau, tiesiog trūksta žodžių. Aš tokia laiminga, matydama šitą maistą, kad tiesiog skanaus man. Aš taip apsidžiaugiau tuos sušimi pamačius, kad net paklausė, ar viskas gerai, kad sušimi įdėjo. Jis ne visi valgo žalę žuvį. Žodžiu, tai mes pamatėm, kad čia yra pavadintas biudžet kaip viešbutis Riojanas ir kad užsiregistruoti Riojanus mes niekada net nebandom, nes ten reikia skambinti ir turi skambinti ir dažniausiai kalbėti japoniškai. Ir mes apskritai neturim skambučio galimybės, mums brangiai labai kainuos ir mes net nebandom šitą daryti. Ir dabar kažkaip parduotuvėje sėdėjom, čia valgėm vakarienę ir pagalvojom, kad yra daug žmonių ir mes galim per Google translatorių paprašyti, kad kažkas gal gali paskambinti ir paklausti dėl to viešbučio, kuris ten yra. Ir aš paprašiau ten pardavėjas, jinai paskambino, ten viską išsiaiškino, užsirašė mano vardą. Ir ta darbuotoja iš viešbučio truputį kalbėjo angliškai, tokius pavienius žodžius. Ir jinai sako, duok, man tiesiogiai kalbėtis, kad su manim. Ir jinai sako, kur jūs esate? Sakau, Sunshine Market, nes šitą parduotuvę taip vadinasi. Ir jinai sako, ar gerai, jeigu aš atvažiuoju? Sakau. Ir aš taip apsidžiaugiau ir sakau, nes mums eiti reiktų apie pusvalandį dar. Ir aš sakau, perfect. Žinai, toks įsijungia toks angliškas, perfect. Ir jinai sako, is it okay or no? Ir aš tokia, yes. Taip pat sako, okay. Ir taip paprastai žodžiais labai sako, nenoriu dabar čia garsiai kalbėti, nes ta darbuotoja yra. Ir jis sako, gerai, aš dabar eisiu į savo mašiną ir už 10 minučių atvažiuoju jūsų paimti. Ar jums tenka? Sakau, taip, čia labai ten lankstaus, dėkoju. Ir labai smagu mus atvažiuoja paimti, ir noriu parduotuvę nueiti nusipirkti kažką vakarienį, nes turbūt jau ten nieko nebus. Ir yra 7-Eleven prie pat. Nežinau kainos. Nepaklausiau kainos. Okay. Bet, tipo parašyta, kad biudžetinis, tai nebus brangus. Tipo mes ten, kur mokėjom, kai pirmą kartą patį Riojaną, mes mokėjom ten 30 eurų gal iš viso sumokėjom. Pats pirmas labai pigus buvo, ja. Tai aš įsivaizduoju, kad jeigu taip vadinasi biudžet, nesvarbu, pabandom, bus experiences. Nebus 300 eurų tikrai. Tikrai. Manau, kad bus ten iki 50 eurų. Good job. Žiauriai smagu, ir baisu, ir smagu. Ne tik tais apgyvendimas derinai, bet dar ir taksi, tiesiog kažkur tai. Taip apsidžiaugiau, kad jis sako, šit važiuoja gerai. Realu gerai, viskas. Okay. Nu gerai, laukiam. Iškilo man adrenalinas, išėjau į misiją, grįžau su grobiu. Gera medžiotoja, tai brava. Where are you from? Lithuania. Wow. Lithuania is linen. Very popular. It's linen. Lithuania linen. You know that? Oh, yes. I know. I like linen. Bravo. Yes. Opa. For an hour before, I looking you. Oh, You saw us? Yes. Oh. Where walking? Really? You saw us? Yeah. Where? And In the street? yeah, more inter. Akita? Yes. Akita? Yeah. That's funny. Oh, very far away. Now rainy. Yes. Oh my God. Okay, commodities. Here. Hot water. Yeah, hot water. Oh, konbanwa. Yeah, my mother. Come in and bathroom. And here. Perfect. Oh yeah, beautiful. And the door here. Uh-huh. The walking. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Mačiau mažiukų pilną krabų. Laksto visur. Maži krabai. Tai sunuomojom kambarį už 54 eurus.
Two hot coffees. レギュラー。 Regular. レギュラー。お支払い方法をお選びください。IC カードをタッチ、またはお支払い方法をお選びください。お支払い方法をお選びください。IC カードをタッチ、または差し込んでください。レシートをお受け取りください。これね。ありがとう取りございます。忘れにご注意ください。Coffee? ありがとうございます。こんにちは。Rice? Nice. Good. Can I look? Huh? Rice? Nice. Okay. Okay. Wow. これ今植えたら秋に Uh-huh. 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 Now put it there. そ Yeah. う美味しいよ。 Great. はい。 Mes dabar esam savo krizėj tokioj, nes atėjome į kavinę ir esam tokioj tikrai ganėtinai tokioj vietoj. Ir supratom, kad tiesiog vakar viešbutyje sumokėjom savo paskutinius grinuosius pinigus. Mes ten turim turėti bent 50 eurų grinais, tai yra 10 000 jenų. Ir mes vakare tiesiog viešbuties atidavėm ir mes ką tik pavalgėm ir užsukau. Jūrų mes turim rimtų problemų, mes neturim grinų pinigų. Ir va tokiose vietose beveik niekada nepriema kortelės. Tai dabar visas tyliai į savo kapeikas išsitraukiam, skaičiuojam, kiek turim. Tai visai esam apsirūpinę, nes čia yra didžiausia moneta, kokia yra 500, tai mes jų tiek turim, 6. Nu, tai čia daug. Čia po 1 centą iš vis neverta. Nu, tai žodžiu, tai dabar truputį drebam ir laukiam sąskaitos. Dar nieko nesakėm jai. Ir supratom tik tada, kai dar po patiekalo kavos dar užsisakėm ir tada supratom, kad pinigėlių neturim net. Credit card, okay? Card? Maybe. Card? No. Okay. It's okay. 待ってよ。Tiesa, sakymirka. Nu čia turėtų, va čia už mūsų abiejų patiekalus su centais ir čia už kavutę. Ta prasme, čia be, nu, net dar liks mums. Vaikinai pamatys, susipatogins. Okay. Išsisuksim, viskas gerai. 3000. Pataikė. 3000. 3, 4, 5 tūkstančiai. 20. Ah! Sorry for this. We don't have paper. Sorry. 20。Sorry. Okay? No. ありがとうございます。ありがとうございます。はい。Ir mes likome su 180, 190. Nu, čia tiesiog, ta prasme, man angeliukas nusišypsojo, primetė monetų. Iš kur tų monetų čia pas mus tiek atsirado? Nei vieną papirinę pinigėlį neturėjom, vien monetas. Ir tiesiog lygiai tiek, kiek reikėjo beveik. Nu, tiesiog, va. Cheers. Galvau, kad labai nemalonė akimirka artėja, nes viskas išsisprendė puikiai. Tai šiandien 12 km ir pasieksim fainą miestą, ten hi-ha-ha.
Pažiūrėkit, Dovilė kaip sukčiauja. Aš einu per kelią, kaip civilizuotas, normalus žmogus. Einu asfaltuotų keliu tiesiog. O šita, žiūrėkit, per pievas tiesiog varo. Kaip karvutė, ganosi. Ei, karvutė, duok pieno. Shortcut, baby. Mano širdis dabar taip plaka, nes mes atvykome į Hirošimą. Ir aš iš tikrųjų net nesitikėjau, kad mane taip sujautrins šitas miestas ir palies. Bet apie viską nuo pradžių, tai mes iš tiesų netgi planavom praeiti šitą miestą ir nesustoti jame, nes turim tokį kaip ir išsikėlę tikslą, kad neįsim į didelius miestus ir eisim per mažesnius kaimelius. Ir atėjo mūsų poilsio diena, mes iš tikrųjų praeitą savaitę tikrai labai gerai kokybiškai ėjom pagal planą, kiekvieną dieną labai pavyko palaikyti balansą, labai džiaugiamės už save ir atėjo laikas sustoti mūsų poilsiui. Ir pradėjome žiūrėti viešbučius, kurie yra pakeliui, kuriuos galime nueiti ir tiesiog jie buvo labai brangus ir labai paprasti. Tiesiog už nieką reikėjo mokėti didelius pinigus ir kadangi buvome apie 40 minučių autobusu nuo Hirošimos miesto, supratom, kad tiesiog mes galim nuvažiuoti į miestą ir turbūt gauti čia už tą pačią kainą kažkokį geresnį viešbutį. Tai nors gavom lygiai tokį patį mažą viešbutį, bet prioritetas buvo, kad būtų virtuvėlė. Tai dabar tokiai mažai virtuvėliai niekas nesustabdys Juliaus ir jisai vis tiek mums pagamins steikus. Tai mes turim tokią virtuvėlę. Ir nusipirko mėsos. Tai nuo to ir pradėjau kalbėti. Tuoj, nenoriu dabar taip nuklysti nuo temos. Gerai, tuoj. Tai mes papietausim ir eisim susipažinti su Hirošimos miestu ir visa čia įvykusią tragediją. Tai iš tikrųjų vat, ir pradėjau filmuoti sakydama, kad man dreba širdis, nes bandėm įsigilinti ir išmokti visą istoriją, sužinoti kuo daugiau. Žiūrėjom visokius BBC ar kitų žurnalistų ar pačių japonų sukurtus video. Ir jo, labai baisu tiesiog, nežinau, būnant šitoje vietoje žiūrėti ir taip kažkaip, nežinau, viskas labai realu pasidarė. Tai neplanavom, bet čia atsisveikinsiu, užbaigsiu šitą video ir eisim čia, nufilmuosim visą epizodą, supažindinsiu su viskuo, ką pamatysiu šitoj liūdnoj vietoj. Tai Hirošima nėra dabar tamsus miestas, jis yra labai gyvas ir gyvas miestas ir jie siunčia žinutę ne pyktį, ne kerštą, bet taikos žinutę. Tai eisim, pažinsim ir sukursim atskirą epizodą. Tai dar jo nėra, bet labai rekomenduoju, kai bus įsijungti ir susipažinti su šitą istoriją, nes tikrai turiu ką papasakoti. Tai viskas. Šį kartą atsisveikinu. Buvo labai smagu, labai gerai einasi. Ir ir Julius sako, grasina. Jeigu galit paspauskit patinka, pasiekit mūsų kanalą ir tai tik dar nepasakiau esmės apie kelionę, kad mes atvažiavom su autobusu, nusprendėm atvažiuoti į Hirošimą dėl viešbučio ir dėl patogesnio viešbučio ir pailsėsim šiandien, aplankysim Hirošimą ir mes rytoj vėl sėsim tą patį autobusą ir kaip visada grįšim atgal ir eisim pešiam nuo kitą Hirošimo miestelio. Vadinasi, kitą Hirošimą ten, iš kur mes atvažiavome. Tai tuomet iki kito epizodo.
O gražuolė, tu prieik arčiau, o gražuolė, mane apkabink, aš tavęs ilgai nemačiau, bet noriu būti tik tais arčiau.